Aš atkreipčiau dėmesį į Jaroslavo pastabą, kad iš tikrųjų ar šiandien mūsų lietuviškumas priima į tautą nelietuviškos kilmės žmogų arba žmogų tokios dvejopos kilmės, ar ne, kaip ponas Stanislovas irgi sakė, ir iš tos pusės. Jaroslavui reikia apsispręsti, jeigu jis bendrauja su lenkiška visuomenė, ar jis lenkas, ar ne, bet jis negali turėti tos dvigubos tapatybės. Čia klausimas, ar mūsų lietuvybė iš tikrųjų išlieka XIX amžiaus, kai mes reikalaujam, kad kiekvienas apsispręstų lietuviškos kultūros atžvilgių, ar mes galvojam apie tokį modelį, kurį brėžė čia 40 metais Vilniaus kavinėse Juozas Keliuotis su Česlovu Milošu vyną gerdami, kur buvo suvokiama, kad Vilniaus atgavimas yra rimtas iššūkis ir Lietuvos tapatybė. Ta lietuviška tapatybė irgi turi darytis ir atviresnė, neišsižadėti savęs, aišku, bet priimti ir kitokius lietuvius į savo ratą. Ir kitokius lietuvius. Tai va čia tyrimai beje irgi rodo, kad nemaža dalis rusų kilmės žmonių vadina save lietuviais ir norėtų būti lietuviais vadinami. Taip pat šiek tiek mažesnė dalis lenkų kilmės Lietuvos žmonių irgi norėtų būti vadinama lietuviais. Tai čia įdomus dalykas, kai atrodo, kad tai būtų nekorektiška, bet didesnė dalis norėtų būti vadinami lietuviais. Tik tai nori būti lenkų kilmės ar lenkų kultūros lietuvių, ar mes pasiryžę lenkų kultūros lietuvį laikyti lietuviu, kiek grynaveislė lietuviai, Vytautai. Tai čia šiaip juokinga kalbėti apie veislės ir veislių čia mes nesurasime. Genetika, nemanau, kad čia genetika ką nors nulėmė kultūrą, bet kultūra ir kultūros ir tos lietuvybės ir lenkybės santykiai yra tikrai, jie genetiškai yra susiklostę XIX amžiaus, mano gal antroje pusėje. Mes visą laiką tų santykių tam tikroj plotmėje gyvensime. Ir sutinku beveik su viskuo, ką pasakė, tas buvo pasakyta. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, o dabar pradėsiu taip nuo dabarties ir šiek tiek po to grįšiu į istoriją. Lietuvoje nėra nacionalinės politikos santykių, šitokių įvairių santykių ir nacionalinės politikos lietuvybės klausimų, pačios lietuvybės, paties nacionalinio tapatumo tvirtinimo klausimų. 20 metų mes neturime tos politikos. Kai neturi politikos, atsiranda kitų politikų, kurie tą stoką pradeda užpildyti. Juolab, kad atsiranda valstybėse, kurios mes esame valstybinė tauta. Turime savo valstybę. Šalia mes turime, yra Lenkija, Lenkijos valstybė. Tai žmonių santykius nulėmė ne jų pačių čia norai priimti į lietuvybę kažką, tai nepriimti, išplėsti, bet valstybių didžia dalimi, valstybių politika vienais ar kitais klausimais ir vidinė politika lietuvybės ir Lenkijoje lenkybės klausimų, o lenkybės stiprinimo klausimas Lenkų politikų visada buvo suvokiamas, tai yra jos gyvybingumo tikrai didelis šaltinis. Ir Lietuvos ir Lenkijos kaip valstybių, dviejų valstybių santykiai. Kiek nulėmė? Bet jautrus klausimai, noriu pasakyti, tie santykiai, kurie yra istorijoje koduoti vienaip ar kitaip, turi tą istorinį didžiulį paveldą, jie yra nepaprastai jautrus. Ir vienaip ar kitaip valstybių politikos, anksčiau ar ne vėliau, vis tiek vienaip ar kitaip jais pasinaudoja. Kadangi Lietuvoje nėra tos politikos lietuvybės, platesnės lietuvybės, paskiau paaiškinsiu, ką aš jau turiu omeny. Lietuvybės tvirtinimo požiūrį. Tai dabar, kas plaukia iš tos dabartinės situacijos? Naujas Lenkijos vaidmuo Europos Sąjungoje, Lenkijos kaip valstybės vaidmuo. Lenkija imasi vaidinti trečios valstybės Europos Sąjungoje vaidmenį, stiprios valstybės. Kitaip tariant, stoja į vieną gretą šalia. Įstoja, kaip jie priima, tai čia vėl kiti klausimai, bet šalia Vokietijos ir Prancūzijos. Tai bus tam tikra trijų valstybių. Lenkija yra didelė valstybė. Ir pretenduojanti savo savimonėje visada ir politikoje buvo didesnė nei yra iš tikrųjų. Čia buvo Lenkijos bėdos ir prieš karą, ir
ir daugelis dalykų. Didesnė nei. Bet taip yra, toks yra. Tam, kad vykdytum tą vaidmenį, valstybė turi būti stipri ir konsoliduota. Ir Lenkijos akivaizdu, kad Lenkijos politikai suvokia tą konsolidacijos, tautinės konsolidacijos poreikį. Tai vienaip ar kitaip nacionalinis klausimas, lenkiškumo tvirtinimo klausimas Lenkijoje yra labai aiškus ir tokia yra čia jau su visa istorinė patirtimi. Tai pasinaudojant mūsų tuo, kad Lietuva neturi tos politikos, iš esmės, kas daroma su Lenkais Lietuvoje, kurių gimtinė yra Lietuva, kurie yra kilę iš čia, tai jie verčiami ir pamažu kultūriškai orientuojami, taip, kad jie taptų Lenkų valstybės atstovais Lietuvoje. Kitaip tariant, priklausytų Lenkų politiniai tautai jau su šituo, o ne lietuvių politiniai tautai arba ne tai išplėstai lietuvybei, kuri čia turi tą valstybę. Klausimas toks paprastas. Bet susigaudyti jame nėra labai paprasta. O pasižiūrėkime, kaip puikiai veikia Lenkų rinkimų akcijos žmonės. Kokiu postu jie visada pirmiausia reikalauja. Tai yra švietimo sistemos postai. Švietimo ir kultūros. Kurie pasirodo lietuviams tarsi nerūpi, tarsi lietuvybės nereikia tvirtinti, nereikia vaikų auklėti, nereikia piliečių Lietuvos, tarsi jų nereikia. Nu, jeigu nereikia, tai kiti supranta, kad čia ir yra pagrindinis dalykas valstybė. Tada kuriama alternatyva ir įmamas tos rytis, kurios tarsi biskloznėje. Lietuviai nepadarė, Lietuvos valstybė, kartu visi politikai, nepadarė kelių esminių dalykų, jie neįvertino. Autonomininkų veiklos 90 metais, tai turėjo būti politinis labai aiškus įvertinimas. Ir išbraukiant iš politinės arba atidedant, sakykime, bent 10 metų, atidedant daugelį to nomenklatūrinio į rezervą, sakykime, auksinį KGB rezervą, bet vis tiek, bent išstumiant iš politinės, kad žmonės ten taip pat žmonės galėtų laisviau atsidusti ir imtis kažkokios veiklos. Bet nebuvo norima tą patį leisti ir lietuvių žmonėms laisvai pradėti tvarkytis, nes tas nomenklatūrinis, saugumietiškas, su dar kažkos, tas sluoksnis jis išliko, jis tik tapo dar stipresnis. Mums reikia tik labai aiškesnės ir nuoseklesnės politikos, valstybės politikos šitais klausimais. Ir akivaizdu, kad valstybė turėjo aiškiai ir nedviprasmiškai, pavyzdžiui, sureaguoti į Lenkijos užsienio reikalų ministro pasakymą, kad Lenkijos rinkimų akcijos laimėjimai yra Lenkijos laimėjimai. Tai ką tai reiškia? Pakeiskite dabar Lenkiją Rusijų. Tai tada visiems tarsi aišku yra, kad įsivaizduokit partiją, kurios laimėjimai yra Rusijos laimėjimai. Tai valstybė turi pasakyti, kad taip elgtis negalima, iš viso negalimi tokie nediplomatiniai pareiškimai. Kuria prasme čia viskas vyksta, kad Lenkų tauta, kad Lenkų šita tautinė bendruomenė tapatinasi su Lenkų politinė tauta, tai blogai yra, tarp valstybiniams santykiams yra blogai, negali taip tapatintis, nes jį tada ardo valstybingumo, Lietuvos valstybingumo. Čia Lietuvos problema, kad taip negali. Tai aš apie tą ir sakau, visą laiką sakau, ir man malonu, kad ir jūs tą patį sakote. Tai va, tiek baigiu. 90-aisiais atsirado Lietuvoje Marekas Karpas. Marek Karp, kilęs iš Žemaičių, Lenkų intelektualas, tokios baltosios žvalgybos žmogus, kaip intelektualas jisai už demokratinę solidarumo Lenkiją, kuri turi gerus ryšius su demokratinė Lietuva. Na, tas Lenkų demokratų įsivaizdavimas, kad mes turim atsispirti Rusijos intrigom ir kurti tokią civilizuotus lietuvių Lenkų santykius. Česlovo Milošo daugiau pozicija, jis irgi Milošo bičiulis buvo. Ir tada su Mareku Karpu mes važinėjom 90-ieji metai, 91-ieji po rytų Lietuvą, kalbam abudu, jis lenkiškai, aš lietuviškai, mokyklose po Lenino biustų dideliu ir aiškinam, kad reikėtų, Lietuvai eiti Adomo Mickevičiaus keliu, ne Lenino keliu. Ir aš atsimenu Šalčininkų kompartijos vadovą tokį Visocką, jis iššoka, sako, mes eisim ir Lenino, ir Mickevičiaus. Tai buvo labai įtempta situacija iš tikrųjų. Ir tuo metu mes projektavom du dalykus, kad vis tiek
čia turi būti pasirinkimas šito krašto žmonėm ir projektavom gimnazijas. Tuo metu pradėjom braižyti gimnazijų projektus. Lietuviškos gimnazijos Šalčininkuose, gimnazijos Eišiškėse. Tai 91 metai, kurios jau dabar veikia, pastatytos. Ir kaip pastebėjo Rišardas, ten dabar iš tikrųjų pusė vaikų yra lenkų kilmės. Jie save laiko lenkų kilmės, bet jie kalba, dainuoja lietuviškas dainas. Įdomu tai, kad jie lenkiškai ten nedainuoja. Ten tikrai tokie lietuvybės žydiniai. Jie dainuoja lietuvišką tautosaką ir visą kitą. Visa tai gražu, ten dirba uolūs lituanistai. Bet kai mes siūlėm 90-ųjų yra dar dokumentai, kur siūloma palatvy vietoj rusų kalbos kaip antrąją užsienio kalbą diegti latvių kalbą, kad susikalbėtų ir būtų ryšiai tarp tautų, o rytų Lietuvoje vietoj rusų kalbos propagavom lenkų kalbą, kad anglų, lenkų kalbą, kad atėjęs į lietuvišką mokyklą iš lenkiškos šeimos, tikrai neužmirštų lenkų kalbos ir kartu įgytų lietuvių kalbos gerą išsilavinimą. Ir kas nutiko? Va čia prieš keletą metų klausiu, tai kurgi tų idėjų gyvendinimas. Ir man lietuviškos mokyklos žmonės sako, mes prisišnekinom ir labai gerus polonistus į savo mokyklą, bet paskui jie patyrė spaudimą iš Lenkų rinkimų akcijos, kad nedirbtų lietuviškoje mokykloje, nemokytų lenkų kalbos. Kas tai yra? Tai yra savigyna. Va kur mes galvojom, kad atsiras tokie židiniai, kurie, jungs kultūras, kad ir tos lietuviškos mokyklos galėtų, vietos lenkų kultūrai būti dėmesingesni, tiem vardam, kaip Balinskis ir kiti, iš šito krašto kilusiems lenkiškai rašusiems vardams, kad jos galėtų būti ryšininkai tarp lietuvių lenkų kultūrų. Mes matom, kad tai tampa forpostais, tam tikrais forpostais ir kautynės vyksta toliau. Lenkiškos mokyklos irgi lenkybės forpostas. Ir čia Vytauto ta pastaba, kad iš tikrųjų mes matom, kad 23 metais, jau tokio bendro sugyvenimo metais su Lenkija, Lenkijos politika tampa vis radikalesnė ir jie žiūri į Lenkų kilmės Lietuvos piliečius kaip į savo politinės tautos dalį ir tarsi norėtų, kad jie jaustųsi savo tos politinės tautos dalimi. Tai yra vienas iš aspektų šito. Tai kaip dabar mes galėtume visą tai matydami, kokias išeitis galėtume numatyti, kaip galėtume veikti. Štai Jaroslavas prisipažino čia neseniai, kad registravo naują draugiją. Jaroslavai neregistravau. Dar ne. Tik pavadinimą registravo. Pavadinimą registravo. Ką daro Lenkų kilmės Lietuvos jaunimas? Kaip jūs įsivaizduojate tuos santykius? Kaip jūs ketinat veikti? Štai man labai graži Rišardo veikla. Jisai leidžia Lenkų literatūrą rašytą čia, prieškario literatūrą, ją aktualina ir tai yra knygos iš tikrųjų sudarančios Lietuvos lenkiškosios kultūros palikimą ir dėmesys šitai lenkiškai Lietuvos kultūrai yra labai svarbus. Lietuviai ją užmiršta šitą kultūrą, tai čia galėtų būti iš tikrųjų bendras. Tiesiog nėra įėjusi, nes ir aš čia truputį pertrauksiu ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad lietuviai ir neturėjo tų miestų, jie neturėjo Klaipėdos ir Vilniaus miestų kaip kultūros kūrimo centrų, kadangi mūsų kartos tų miestiečių yra pernelyg trumpos ir istorinė atmintis yra miestietiškoji, istorinė atmintis yra trumpa, ji turi būti sąmoningai plėtojama, kaip tik lietuvių švietimo sistemos ir kaip tik nacionalinės politikos užduotis yra tvirtinti tą tapatumą, įšaknyjant jį į tą gyvenamąją visą erdvę, į valstybės erdvę, visą erdvę, suimant visą istorinį paveldą, koks buvo, visų santykių ir visų kultūrų. Tai čia toks yra uždavinys, bet jo, man atrodo, net suvokimo užuomazgų dar kol kas politinėme lygmenyje, tai ar kas nors girdėjo, kol kas nėra. Duodam žodį Jaroslavui jaunimui. Vytautas ir Darius prieš tai kalbėjo, kad Lenkija radikalėja, kuo labiau, tuo drąsiau pristato, kad Lietuvos Lenkai tai Lenkijos tautos darys, tai aš noriu pasakyti, kad mes Lietuva padeda tam, kaip sakė, Lietuva neturi lietuvybės politikos, o Lenkijos lenkiškumo politika tokia, kad jį neklausia mūsų, ar Lietuvoje jis kokiai priklauso, jie tiesiog pasakė ir taip. O Lietuva šio požiūrį yra uždara. Tarkim, prisimenu vieną iš paskutinių savo pokalbių su jaunu politologu Vytautu Sinica. Mes kaip tik kalbėjomės apie jo straipsnį Lietuva lietuviams. Ir
jis pasakė taip, kad į Eiseną tai gali ateiti visi, kas nori ir kas ištikimas Lietuvai. Tai sakė, ir kalbėjome apie lietuvio kaip sampratą. Tai anot jo, jauno lietuvio, ne, jie galėtų priimti ir lenkus, ir rusus, jeigu jie bus ištikimi Lietuvai, valstybei, tai jie tada, jos galima laikyti lietuviais. Aš paklausiu, ar negalima savaime laikyti, nors jie, tarkim, būtų netgi nelojalūs Lietuvai, bet tiesiog, lietuviais. Ir jeigu tarkim, koks Algirdas Palieckis, ne, užsiema antivalstybinę nelojalią veiklą, bet vis tiek, jis Lietuvai kaip ir yra. Tai kodėl Lietuvai nepasakyti, jūs norit ar ne, būkit su Lietuva, bet mes jūs laikom lietuviais. Ir jeigu tas būtų iš Lietuvos pusės, tai iš Lietuvos lenkų bendruomenės galbūt daugiau būtų norinčių su ją būt, nes Lietuvos lenkai mato iš kitos pusės. Jūs pirmą gal mus priimkit kaip lietuvius, gal mes ir būsime ištikimi. O čia matome, dvi priešingas sąlygos. Bet čia, ką sako Jaroslavas, yra lygiai prieš Antrąjį pasaulinį karą opiai svarstytas klausimas. Stasys Šalkauskis rašo tuo klausimu, ką daryti su lenkų kilmės arba lenkakalbiais lietuviais. Jisai sako, žiūrėkit, jie vis tiek lietuvių kilmės yra, tik jie lenkų kultūros lietuviai. Bet pats daras, kilmė, tai iš kur atvykai? Taip. Kultūros, čia reikėtų sakyti kultūros lietuviai. Lenkų kilmės tai blogas. Lenkų kilmės nėra geras žodis. Lenspring sako, jūs esat lenkų kilmės lietuviai. Tai reiškia, kad lenkų iš Lenkijos. Taip, reikėtų sakyti lenkų kultūros lietuviai. Arba Milošo žodis, kaip ten, Poliako litviniai. Lenkų kultūros lietuviai ir ką sako Šalkauskas. Žiūrėkit, tie dvarininkai, lenkiškai kalbantis lenkų kultūros lietuviai, jie nėra lojalūs Lietuvos Respublikai. Ką su jais daryti? Ir Šalkauskis sako, Respublikos principai reikalauja ir juos toleruoti. Juos toleruoti kaip piliečius, skirtingų įsitikinimų, jie gali turėti savo pažiūras, jie yra piliečiai, jie gali kritiškai žiūrėti į mūsų Respubliką. Aišku, tai yra problema, bet mes turime palaikyti su jais dialogą, šnekėti su jų vaikais ir visa kita, bet pripažinti, kad jie turi teisę net į tokią laikyseną. Tai va Šalkauskio atsakymas, kur gana skaudžiai tuo metu diskutuojama, ką daryti su tai žmonėm, kurie lojalumo nereiškia. Bet va klausimas, kad jie vis tiek yra mūsų ir jie gali turėti net ir tokias pažiūras toj laisvoj visuomenėje. Nes iš tikrųjų dabar... Mes visada kalbame apie kultūrinę polonizaciją. Bet vienintelis Jozapas Mackevičius pastebėjo tais laikais, kada Lietuvai sunku buvo atkurti priklausomybę 19 amžiaus. Jis rašė 300 amžiaus, bet jis apie tos įvykius. Polonizacija politinė. Dabar taip pat vyksta politinė, ne kultūrinė. Kuo skiriasi? Kuo skiriasi? Todėl, kad žmogus žiūri jau į kitą šalį, kad lyg tai ten jo valstybės. Nesėja save tik kultūrinį kažkokio kalbinių ryšiais, bet sėja tiesiog ten jo valstybės. Ir vienas iš būdų tam užbėgti užrašyti. Visgi aš nedau ponas Darius užsiminėjo švietimui taip toliau. Programus reikia peržiūrėti šitas programas. Jeigu programai nuo 1 iki 2 iki paskutinio sakinio, kad Lietuvos lenkai sėtų save su Lenkija, aš kalbu ne lietuvių kalbą, lenkų kalbą šitus programas. Tai žinot, jis tada tikrai sėja ir įtaka gimtosios kalbos net gali būti stipresnė negu lietuvių kalbos. Tai, bet grįžtant dar prie kultūros, apie šitą sluoksnį. Pavyzdžiui, netoli Šalčikėlių rašytojas gimė ir augo ten Vendziagorskį. Iš Vendžiagolos pasirodė. Puikiausią knygą parašė, bet vis tiek jie nepripažins. Tai yra, supraskit, dabar Lietuvoje aš su pagarbiu šitą žiūriu, grįžo prie šito sluoksnio. Daug knygų dabar išversta. Tad yra toks sluoksnis, niekieno sluoksnis kultūros. Lenkai emigravę parašė puikiausius dalykų apie Lietuvą, bet išmus to, kad jie rašė lenkiškai, Lietuvai neįdomus, ar išmus to, kad apie Lietuvą lenkams neįdomus. Tai niekieno. Tai mes tokių porą knygų išleisim gal, jeigu galėsim tokiu,
Bet šiuo atveju reikėtų galvoti vis dėlto apie tam tikrus pasitikėjimo ryšius, kurie, mėgintų kurt galimybės mums plėtot ir lojales veiklas Lietuvai, iš tikrųjų geranoriškas veiklas Lietuvai Lenkų kultūros žmonių ir programos, ką minėjo gerbiamas Ričardas. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume, reikėtų labai atidžiai pradėti diskusiją, man atrodo, dėl programų Lenkų literatūros ir kalbos programos Lietuvos mokyklos. Ar įmanoma ją papildyti Lietuvos lenkiškais tekstais? Kita vertus, lietuviškoji... Įmanoma, viskas. Taip, bet tai turėtų daugiau dabar ponas Ričardas kovoja, bet galėtų ir lietuvių intelektualai įsitraukti. Lietuvos pasakė savo žodį. Aš pasakyčiau, kad jie tvarko visos. Jie 96 metais išleido tokią knygą, kuri vadinasi Litva Milo Matkomoja. Taip, ta knyga santrauka visų rašytojų, kurie rašė lenkiškai Lietuvoje, ir ten o tiek ne vienai programai. Vis tiek įmama išleidus. Tai va, vienas dalykas. O kitas dalykas, mes turėtume galvoti ir apie lietuviškas programas, lietuvių literatūros programas, kultūros programas, kurios sietų, jungtų, neatstumtų Lenkų kultūros žmonių ir iš tikrųjų jau tas yra daroma. Ir Česlovas Milošas, ir Adomas Mickevičius, kaip Lietuvos kūrėjai, jie yra lietuviškoje programoje. Tas, man atrodo, irgi toks artėjimas, jis reikalingas abipusis. Ir pasižiūrėkit, kas nutiko dėl standartų. Ar Lenkų kultūros žmogus ir lenkiškoje mokykloje turėtų gauti tą patį kultūrinį standartą kaip Lietuvos pilietis. Ir čia įvyko labai rimta diskusija. Mes matom, kad naujoji valdžia žengia žingsnį atgal. Aš dabar, kadangi čia prie mokyklos grįžau, aš paskaitysiu vieną punktą iš galiojančio priimto praeitais metais nutarimo vieno vyriausybės. Tai labai įspūdingas. Dėl steigimo mokyklų. Dėl steigimo mokyklų, bet čia, aš manau, daugelis nežino. Tai tas nutarimas taip skamba. Jis priimtas 12 metų birželio 6 dieną, vyriausybės nutarimas. Dėl sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, išskyrus aukštojo mokslo studijų programas, išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas. Kitaip tariant, sutikimo išdavimas, papildymas ir patikslinimas. Sutikimas vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bendrojo ugdymo programas, kitaip tariant, steigti mokyklas, gali būti išduodamas mokykloms. Sutikimas vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo vaikų švietimo programas gali būti išduodamos visiems švietimo teikėjams. Kitaip tariant, Lietuvoje galimos mokyklos, kuriuose tiesiog mokama, dėstoma užsienio valstybėse galiojančios programos. Ir taip mes šviečiame savo... Bet tai pažeidžia priesaiką. Tai yra, bet tai vyriausybės nutarimas. Bet jau aš jums skaitau priimtą nutarimą. Atsiprašau, kada čia? 12 metų birželio 6. Dar Andriaus Kubiliaus vyriausybės. Išeitinis nutarimas. Tai ir paskutinis pasisakymas Jaroslavo, mes atsiveriam diskusijai ir jūsų replikom balsam ir pasisakymam, bet Jaroslavai, ko pats tikiesi iš savo organizacijos dabar registruotos ir registruotas pavadinimas, bet jinai kuriama, ne? Ar kaip jinai čia veiktoj Lietuvos erdvėj turėtų ir ko jūs sieksit? Priimtus slaptai dokumentus. Gal aš kitaip atsakysiu į klausimą. Per šioj diskusijai mes daug kalbėjom, ne du dalykų, apie kurios turėjom kalbėti. Jeigu prisimint pokalbio pradžioje, pasakiau, kad norėčiau, kad mes išvengtume pokalbį apie Lenkų rinkimų akciją, nes beveik valandą praleidom tik apie Lenkų rinkimų akciją kritikuodami. Bet kas iš to mes žinom, kuo užsiema. Taip, reikia tai kalbėti, bet žymiai svarbesnis klausimas turbūt yra, kodėl Lietuvos Lenkams jį yra patraukli. Ir jeigu pažiūrėjus, mes dabar galvojam, kaip nuo Lenkų rinkimų akcijos. Bet klausimas, čia patikslinčiau, ar patraukli, ar tiesiog... Mes to nežinom. Nes klausimas yra toks, yra valdžia, ji šiuo metu yra tenai valdžia.
Ir visi žinome, kad kokie bebūtume valstiečiai ar darbininkai, kad nuo valdžios labai daug kas priklauso ir negali būti valdžiai nelojalus, ar jį patraukli, nepatraukli ir taip toliau. Nes kodėl už ją balsuoja? A tai kodėl balsuoja? O kas bus, jeigu nebalsuosi? Bet tai, tarkim, balsavimą yra slaptas. Tai taip tik atrodo. Taip tik atrodo. Atleiskit, aš manau, kad kiekvienas ten patikėkit man. Kiekvienas žino, kaip balsuoja. Na, leiskime Jaroslavui Gerai, aš tik iš tikrųjų, Lenkų rinkimų akcija kaip partija turi narių maždaug tiek, kiek tik ką įsisteigęs Lietuvos sąrašas. Čia irgi įdomus dalykai, ar ne? Kad tai labai negausi, vos per 1000 narių turinti politinė partija. Nereikia daugiau. Supraskime. Vos per 1000. Kažkadaise buvo tarybiniais laikais, jeigu priima darbą, reikėjo suteikti rekomendaciją. Dabar jie pakeitė, jie duok garantiją. Jeigu tu atvedėjai žmogui duoji garantiją, tai tam visi bus atleisti, jeigu jis pasieks kažką ne taip. Čia jau patikrinta, čia faktas. Tai garantija tai reiškia atsakai savo šeimą, darbų, savo vietą ir taip toliau. Tai jie kontroliuoja gašmį. Labai Aš tą ir noriu. Gerai, leisim kalbėti Jaroslavui. Bet aš visai kitą dalyką norėjau pasakyti, kad tarkim yra kiek žmonių, kurios Lenkų rinkimų akcijų nekontroliuoja, kurie gali laisvai pasirinkti, bet jie vis tiek balsuoja už Lenkų rinkimų akciją, nes suklaidinti galvoja, kad jie yra patraukli. Ir dabar ta Lietuvos atsvaros lietuvių politinės atsvaros nėra į ką atsiremti. Nėra. Leiskime Jaroslavui pasisakyti. Ir dabar ta Lietuvos Lenkų darys, kuri, tarkim, ne tai, kad palaiko Lenkų rinkimų akciją, bet tiesiog, taip, kaip sakė, nemato kitos atsvaros ir ji nėra, tarkim, akcijos narė ar kas, ar labai kontroliuojami, kodėl balsuoja, nes kalbant su tais žmonėmis, jie palaiko Lenkų rinkimų akciją, nes tikrai nuoširdžiai tiki, kad lietuviai skriaudžia. Kitas klausimas, kas jau tai pasakė, kiek pagrįsta. Ir tų žmonių kalboje tai nėra jokio nacionalizmo, grinai prieš Lietuvą, bet tiesiog jaučiama pokalbis grinai nuoskaudos. Tai visokių pavyzdžių. Kodėl ten Lietuva lietuviams, kodėl jie mūsų nenori. Tarkim, čia nepagristi, bet jie taip jaučia. Tarkim, kodėl pagal įstatymą dabar priimta egzaminas suvienodinimas po 2 metų. Mes gal būtume už, bet kodėl taip greitai. Bet yra tam tikras pagrindas. Kodėl, tarkim, neleistų pavardžių. Kodėl neleistų vietovardžių parašyti. Aišku, mes galim sakyti, konstitucija leidžia, bet kitos konstitucijos leidžia. Čia nėra, aišku, moralinis imperatyvas. Ir jeigu Lietuva ties šiais klausimais nusileistų, tarkim, turiu omeny, kad Lietuva lygioje vietoje neturi sudaryti sąlygų... Čia ne lygioje vietoje. Lygioje vietoje turiu omeny, sąlygas sudaro Lenkų rinkimų akcijai pasigriebtų žmonės į save, kai tarkim, daro... Aš tik noriu pasakyti, kad reikalavimai, čia ne tie visi reikalavimai dėl kalbos, dėl pavardžių, čia yra reikalavimai nesibaigs. Niekada nesibaigs. Čia nėra įčių reikalas. Čia bus kiti reikalavimai. Čia yra didžiulės perspektyvinės politikos dalykas. Ir klausimas yra toks, kad kiek tu bedarytum, tu visą laiką būsi kaltas ir turėsi vykdyti dar. Čia Vytauto patirtis lietuviška. Pavyzdžiui, amžinatilis Meilės Lukšienės buvo išsakoma. Niekad negalima pasikliauti ir čia bus sudėtinga ir labai sudėtinga. Tai Vilniečių gyvenusių prieškario Vilniuje ir mačiusiu tas visas represijas ir lenkišką politiką, kad negalima pasitikėti, reikia labai atsargiai. Vytautas deklaruoja. Visi lietuviai lenkai kalba tokia teoretinė prasme, jie nežiūri nieko į praktinį. Pavyzdžiui, pavardės šitus keitimas. Kokiu pagrindu aš ateisiu į pasų stalą, pasakysiu, kas nori, kaip užrajo, pažiūrėkit, kad aš sutiškėjusius, pavyzdžiui. Taip, ar kaip? Tai supraskit, gal 150 000 ar apie 200 000 dabartinių Lietuvos Lenkų jie negimė Lietuvoje. Jie atkeliavo iš Baltarusijos, kada 45-46 metais iškeliavo visi Lenkai beveik ir žydai, taip sakant. Tai kokiu pagrindu? Kažkokį dokumentą reikia turėti. Dabar tai, iki 18 metų pas mano tėvą rusų kalboje buvo gimimo liudijimas. Paskui Lenkijos metais tai jau nieks ten neįskaičiaus valdžiai. Kaip užrašė, tai ir bus. Sovietmečių kitaip. Tai pas mane
mano Bovyčio kapuose jau 3 skirtingos pavardės absoliučiai. Ir aišku, su to visi pavardės, bet čia nepaprastas dalykas. Nepaprastas dalykas, kokią pavardę pasirinkti. Dabar taip, jeigu mes paimam už pagrindą tarpukario metais, jau, nu tada reikia pasakyti, kad mes visus okupacijos, visus Lenkijos dokumentus paėmėm už pagrindą. Arba pripažįstame, taip, okupantų pripažįstame visą šitą. Jeigu jie vieną šitą V įves, tai gal. Bet pavadinimai, dabar pažiūrėkit pavadinimai. Kas nustatinės šitus lenkiškus pavadinimus? Kas? Bet gerai, koks nors Lietuvos Lenkas sakys, gerai, čia mano problema, bet jūs tik įteisikit, duokit man tokią galimybę. Tarkim, aš suprantu, kad jiems įpiršta tai iš Lenkų rinkimų akcijos pusės, bet kai kurie žmonės priėmė į savo galvą, jie sakyti tik kaip savo. Tai Lietuva tai neduoda, jie priima kaip čia grėsmę iš Lietuvos. Jeigu kiekvienas pradės... tendencijos. Lenkai emigruoja į Angliją ir į Ameriką, visada stengiasi įsaugoti pavardę, bet pritaikyti prie anglų kalbos, kad anglams nebūtų problemas, kad jis neišsiskirtų. Ta pati daro lietuviai išvykus į Angliją, kad būtų toj visuomeniai neįsiskiriamas kažkokiu neigiamu tarimu blogu ar ko nors, kad jam įsilieti šitą visuomenį. Bet vyrai, aš suprantu, bet tarkim, jeigu mes taip sakysim, neduot to, tai mes visiškai tos Lietuvos Lenkus, kurie ant ribos, dar būtų lojaliais Lietuvai ar akcijai, mes šitais dalykais mes skaitykime. Pavardės nepatrauksim. Gerai, išklausykim Jaroslavo dar. Jaroslavai, kas dar iš tikrųjų iš jaunų Lenkų kultūros Lietuvos žmonių atrodo spręstina ir kur jūs jaučiat tokias problemas? Aš kaip sakau, dėl nereikšmingų dalykų. Pačiam niekaip neleidžiama įsisakyti iki galo, ar ne? Taip, puolama čia. Asmeniškai aš nereikalingas man tos lenkiškas asmenvardžiai ar kas, bet klausykite, mes, tai nėra esminiai dalykai. Valstybingumo, kaip stiprumo, tai iškabos, visokie vietovardžiai, asmenvardžiai, nesudaro. Lietuva nuo to nesusiprės tikrai. Ir mes galvojame, Lenkai atrodo, kas jums atrodo? Leisim. Lenkai emigruoja į Angliją ir į Ameriką, visada stengiasi įsaugoti pavardę, bet pritaikyti prie anglų kalbos, kad anglams nebūtų problemas, kad jis neišsiskirtų. Ta pati daro lietuviai išvykus į Angliją, kad būtų toj visuomeniai neįsiskiriamas kažkokiu neigiamu tarimu blogu ar ko nors, kad jam įsilieti šitą visuomenį. Tai kad jau mintis susimaišama. Tokia, manau, kad santykiai pagerėtų. Lietuviai turi kritikuoti savus, Lenkai kritikuoti savus. Gerai, va, čia dėl to tai tikrai būtų galima sutarti ir tikrai būtų lengviau. Žinot, vyrai ponius, mes ponas Darius, kultūros žmonės, jaunus, ta problema, kad jūs mylime. Bet mes tai problemas neišsprendėm čia šitoj diskusijoj. Mes jau neįsprendėm. Ne, bet tarkim, išeina taip, jūsų pusė lygo prie savo, tarkim, nu, tarkim, kad nereikia akcijų nusileisti, ne? Bet Lietuvos Lenkai, nekalbant jie irgi taip galvoja, nu, jūs nerius ir mes nesutarsim. O aš bandžiau pasiūlyti kitų dalykų, dėl neesminių dalykų nusileisti Lietuvai, parodyti ir tada, jeigu mes čia klaidingai galvojam, kad jeigu nusileisim ties vieno dalyko akcijai, tai bus 1 100 000. Jeigu bus 1 100 000 reikalavimų, tai patys Lietuvos Lenkai supras, kad čia Tomaševskiai visi kvailiai ir visa kita. Tai naivu šitai klausyti, to nes nereikia įtikėti. Kelias minutės dar, jeigu galim, skirkim, nes iš tikrųjų auditorija tylinti buvo palikta. Prašom. Aš pasakyčiau, gal tiesiog palinkėti, galbūt kažkaip norėčiau mūsų draugui Jaroslavui, kad iš tikrųjų Česlovo Milošo asmenybė ir palikimas yra labai tyrinėtinas ir priminsiu, ką jisai pasakė, kad jam šiaip nekyla tokie klausimai, kurie kyla Lietuvos Lenkam ar panašiai, nes jisai sako, tie žmonės, kurie gyvena Amerikoje, taip, jie laiko save amerikiečiais ir viskas. Kitaip sakant, lietuviai iš tikrųjų nieko prieš, kad kitataučiai būtų laikomi lietuviais plačiaja prasme, kaip bet kurioje modernioje valstybėje. Prancūzijoje gyvenantis alžyrietis buvęs, juodaodis, sakykime, laiko save prancūzų ir panašiai. Suprantat, aš matau, kad tai nėra apskritai problema, paprasčiausiai jas padaro nesąžiningą politiką. Kadangi mes esame 21 amžiaus žmonės,
Ir esame moderni valstybė vis tiek. Ir šalia turim kaimynės, taip pat ir Lenkija yra moderni valstybė. Mes turėtumėm kalbėti naują kalbą. Mes per daug žiūrime į praeitį ir tas žaizdas, kaip sakoma, dar druska barstome. Tai aš manau, ta išmintis, kurią Česlovas Milošas daug kur yra pasakęs, išsakęs, ta išmintinga susikalbė, pirmiausia, kultūros kalba turėtų mus pradėti jungti daug labiau ir perspektyvai. Ir prie to reiktų prijungti, išmokti valdžią, kažkaip atsakyti už savo veiksmus, išmokti gerbti valstybę šią, lygiai taip pat kaip ir kitas mūsų kolegės, taip ES valstybės. Žodžiu, tiesiog palinkėti Jaroslavui, kuris tikrai galvoja su savo jaunais draugais kažką prisidėti, tai tą tiltą tiesti. Būtent didžiųjų mūsų lietuvių lenkų kultūros žmonių, na, sakykime, įkandinį jiems tą kultūrinį darbą dirbti. Tikrai neturi būti jokios baimės čia. Neturi jos būti. Linkiu gero vėjo.